Sveiki, prisijungę prie miesto bažnyčios laiškų, nariams, namiškiams bei svečiams. Palaiminto klausimo. Sveiki, prisijungę prie miesto bažnyčios laiškų ir visiems namiškiam norisi kalbėti apie mokinystę toliau ir šiandien šitoj laidoj noriu kalbėti apie mokytinumą. Mes bažnyčioje esame įvardyję, kad mūsų misija yra palydėti žmogų į artimą draugystę su Jėzumi Kristumi. Ir įmanoma lydėti kitą žmogų tik tuo atveju, jeigu mes patys esam buvę palydėti kito žmogaus arba mokomės nuolat būti pačios šventosios dvasios lydimi į artimą draugystę su Jėzumi. Bet mokytinumas arba ta širdies nuostata pasiduoti įtakai, širdies nuostata kvestionuoti savo įsitikinimus ir nuolat atnaujinti savo mąstymą, keisti jį, pasiduoti formavimui yra labai svarbi, gal viena esminių svarbiausių Kristaus mokinių savybių. Ir dažnai, kai galvoja apie kažkokį lyderį, kokį nors pameistrį, žinoma, meistras pasirinkdamas jį galvos, ar šitas žmogus yra ištikimas ir ar jis yra mokytinas, ar galime jį formuoti, ar jis nuolat turi savo nuomonę, nuolat priešgyniauja, prieštarauja, įsivaizduoja, kad pats gali viską daryti, ar jis pasiduos mokymui. Štai Jėzus labai žymios tos eilutės, dažnai cituojamos iš Mato Evangelijos, yra Jėzaus žodžiai, kada jisai mokiniams sako: ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies. Ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano jungas švelnus, mano našta lengva. Aš išverčiau dar vieną anglų kalbos vertimą, The Passion Translation. Jisai kitais žodžiais tą patį sako: ar pavargai, neši sunkią naštą, ateik pas mane. Aš atnaujinsiu tavo gyvenimą, nes aš esu tavo oazė. Tiesiog sujunk savo gyvenimą su manuoju. Mokykis mano būdo ir pamatysi, kad esu švelnus, nuolankus, man lengva įtikti. Manyje rasi atgaivą ir poilsį. Juk viskas, ko iš tavęs reikalauja, bus malonu ir lengvai pakeliama. Jėzus kviečia mus ateiti pačius suvargusius, jeigu esam prislėgti, bet jis kviečia mus mokytis. Ir tai yra pirmas žingsnis mums, norint palydėti vėliau kitus žmonės, tai yra patiems formuoti nuolatinį tokį pasidavimą įtakai, Dievo įtakai savo gyvenimui. Aš skaičiau vieno neuromokslininko, kuris sako, kad 97% mūsų minčių yra besikartojančios mintis. Tai reiškia, kad žmogus, kuris įprato kažkokiu būdu mąstyti, jeigu jis nuolat savęs neatnaujina, jeigu nėra mokytinas, tai pasenęs tas mintis jisai bus tik dar labiau įgalinęs, sustiprinęs. Tarkim, jeigu jis turi nuolatinį tokį nusistatymą viską vertinti, teisti, arba turi tą puikybę, tai senatvėje ta puikybė bus dar labiau išbujojusi, jis dar bus labiau surambėjęs. O mokytinas žmogus, jis nuolat kvestionuoja savo įsitikinimus, savo tikrovės matymą. Ir man atrodo, kad mokytinumas mums tai yra labai svarbi savybė miesto bažnyčioje, kad mes nuolat būtume tie, kurie esame atviri pamokymui, atviri naujovėms, atviri kvestionuoti tai, kas gali būti kvestionuojama ir rasti naujų būdų, kaip šventoji dvasia mus nori vesti. Bet žodžiu, būtume nuolatos pasiduodantis jo įtakai. Kai kalbam apie kitų žmonių lydėjimą, ir aš noriu kreiptis į tuos, kurie lydite mažą grupelę arba galvojate pradėti lydėti grupelį, kitus žmonės pasikviesti į savo namus ar kažkur susitikti su 2-3 bičiuliais, tai
noriu tiesiog keletą žodžių pasakyti apie draugystės lygmenis. Kai mąstau apie draugystę, tai galima būtų išskirti tokius 4 lygmenis. Ir kažkada mes vyrų žygyje tokią ir temą turėjom apie draugystę, nes vyrams sunku susirasti draugų, o nueiti į tokią gilę draugystę iš tiesų yra iššūkis ir tai reikalauja pastangų. Taigi pirmas toks lygmuo, kada užmesgam kažkokį ryšį su žmogumi, yra tiesiog jis tampa mūsų pažįstamu, kai mes žinom jo vardą, bet mes neturim jokių reguliarių susitikimų. Žinai tiesiog gal, kur jis dirba, kažkiek žinai apie jo šeimą, bet tai yra pažįstamas. Tokiame santykiai, ypač tarp vyrų, mes linkę varžytis, visada pasimatuoja, moteris irgi linkusios galbūt lygintis, bet tam pažįstamų lygmenį tiesiog yra tokia paviršutiniška, informacijos pasikeitimas, galbūt yra kažkokia bendra veikla, bet kad taptume dar artesni, mes turime tapti bičiuliais ir dažnai tai būna kažkokie jungiantis interesai, kažkas, kas mums yra artima, hobiai galbūt. Ir tu eini link to žmogaus, gali jau po keletos pokalbių užduodamas atvirus klausimus, gali sužinoti apie jo net norus ar svajones. Ir tai tas žmogus tampa tau bičiulis, gal net nueini kavos kažkada su juo gerti. Kad pavadintum kažką draugu, ir Lietuvoje mes vertinam draugus, man atrodo, esam linkę pasitikėti labai nedideliu ratu žmonių. Ir draugu mes vadiname žmogų, su kuriuo leidžiame laiką ir kuriam galime jau kalbėti, su juo galim būti pažeidžiami, kalbėti tiesą vienas kitam. Atsiranda dar kitas lygis tokio atvirumo ir pažeidžiamumo. Ir galbūt net jau sumažėja to tokio lyginimuose arba varžymuose. Bet 4 lygis būtų tokia artima draugystė, kur mes pažįstame vienas kitą labai taip artimai, labai intimus tas santykis darosi, išskirtinis tuo, kad galime atsiverti netgi dėl savo įvairiausių trūkumų, galime atsiverti dėl savo silpnybių, kurios ne šiaip yra matomos, bet mes jas atskleidžiam, atsiveriam ir ieškom pagalbos, tuo pačiu pasiduodam korekcijai ir galim kitą taip pakoreguoti, padėti jam. Bet ten nebėra jokio jau smerkimo, ten yra visiškas toks pasitikėjimas, yra atvirumas, nebėra paslapčių. Ir tokia draugystė labai brangi. Tai yra, ką aš vadinu, santykiu, kuriame tu esi girdimas, matomas ir priimtas toks, koks esi. Bet nuostabiausia gal ir tai, kad nesi tiesiog toleruojamas toks, koks esi, bet yra ir intencija kartu augti. Yra kažkoks, tarp dievų sekančių brolių, sesių. Šita atvira draugystė dar pasižymėtų ir tokiu mokytinumu arba noru pažinti Dievą, atsiliepti į Dievo pašaukimą savo gyvenime. Ir tai yra draugystė, kuri leidžia tau rasti tokią užuovėją, pastiprinimą pasaulio akivaizdoje arba pasaulio visokių madų, iššūkių akivaizdoje turėti tokį bičiulį, kurį tu gali įsikibti. Panašiai kaip Jėzus, jis sako, ateikite ir sako, kaip jis šitoj parafrazėje sako, mokykitės mano būdą ir pamatysit, kad aš esu švelnus, nuolankus ir man lengva įtikti. Ir jis sako, imkite mano jungą. Tai įvaizdis, kurį Jėzus duoda, yra toks, kaip jaučiai neždavo jungą, vienas su kitu, jie tempdavo tokį jungą. Jėzus sako, mano jungas švelnus, bet mes įeinam į tą jungą kartu su juo ir tempiam kažkokią tai gyvenimo naštą kartu. Tai artimas draugas ir tokia dvasinė draugystė pasižymi tuo, kad mes irgi jau esame po kažkokiu jungu, po Kristaus jungu ir einame kartu. Mes esame
susivienyje. Ir čia yra labai artimas tamprus ryšys. Taigi palydėti kažką link Kristaus mes turim pirmą, kaip sakiau, patys pasiduoti Dievo įtakai ir šventosios dvasios vedimui eiti link jo. Ir po to paimti ir palydėti kitą žmogų. Taigi mokytinumas. Ten, kur yra mokytinumas, ten yra ir pasitikėjimas. Dabar kaip yra statomas pasitikėjimas? Pasitikėjimas yra statomas dideliu tokiu pažeidžiamumu. Jeigu tavo mokinys, kurį tu lydi, pasitiki tavimi, reiškia, kad tu pats esi mokytinas. Reiškia, kad tu esi pažeidžiamas, tu esi pakankamai atviras. Nes be pažeidžiamumo, kur aš galėčiau pripažinti atvirai savo vidinį gyvenimą, jį atverti, negali turėti labai daug pasitikėjimo. O kad žmogus pasiduotų įtakai būti keičiamas, pažeidžiamumas yra neišvengiamas. Ir kartais galvoja, aš nežinau, kaip vesti, lydėti kitą, nes aš visko nežinau, dar nemoku Biblijos, pats jos visos neperskaičiu ir panašiai. Tai gal ne čia net yra esmė. Jeigu tu esi pasiruošęs būti po įtaką, pats po Dievo įtaką, tai padaro tave pakankamai kvalifikuotų lydėti ir kitą. Jeigu tu pats neapsimetinėjai, bet eini į pažeidžiamumą, tu gali ir kitą žmogų vesti į tokį pažeidžiamumą ir jis bus lydimas link Dievo. Bet pažeidžiamumas yra labai labai svarbi dalis. Be jos, aš manau, mokinystė tampa labai mechaniška, kažkokia dirbtinė. Mes be santykių gylio mes negalime būti tikri mokiniai. Ta prasme, kad žmogus nėra joks daiktas, tu negali jo tiesiog prikišti jo galvą žinių ir galvoti, kad tai transformuos jo gyvenimą. Mūsų perkeitimas, transformacija gyvenimo įvyksta, kada mes esam atviri įtakai ir dažniausiai atviri tokia įtakai, kai esam pažeidžiami, dažnai prislėgti, suklydę. Tai yra labai svarbu. Be atvirų pokalbių aš nemanau, kad gali vykti mokinystė. Gali vykti mokymas ir, mes žinome mūsų mokymų sistemą. Daug Lietuvoje tokio mokymo, aš kai mokykloje buvau, tai tikrai labai daug žinių gavau, kurios labai greitai ir dingo. Dabar vaikai mano ateina, pasidalina kažką, ko jie mokosi, aš galvoju, aš irgi turbūt to mokiaus, bet net neatsimenu, kad mokiaus. Kažkas ėjo, praėjo, nebuvo įsigilinta arba tai nebuvo aktualu. Bet ne taip yra su Kristaus mokinystė. Tai nėra šiaip žinios apie kažką, apie visatos sandarą. Mes kalbam apie santykį. Dievas gali būti pažintas tik santykyje. Ir mūsų tas veidrodinis toks santykis, kur mokytojas yra pažeidžiamas, mokinys irgi tampa pažeidžiamu. Tai yra atsiveria pakankamai vienas kito įtakai. Ir tai yra svarbu mokinystė. Be šito gali vykti Biblijos studijos, bet labai nedaug bus transformacijos, jeigu neįsijungs kitas elementas, tas pažeidžiamumas. Dar ten, kur yra mokytinumas, ten tikrai yra nuolankumas. Jėzus sako, mokykitės iš manęs, aš esu romus ir aš esu nuolankus. Mokykitės mano būdo. Nuolankumas yra priežastis, kodėl žmogus yra mokytinas. Jeigu žmogus yra mokytinas, gali spėti, kad mokytojas, kuris jį mokina, irgi yra nuolankus, nes mums būtina pripažinti savo klaidas. Ir va čia mokinystėje mes turim turėti ir atgailos elementą, ir malonės elementą. Jeigu norime artėti tokį santykį, atvirą draugystę, artimą labai draugystę, tokį intimų santykį, ten turime išmokti pripažinti savo klaidas ir atgailauti. Baimė
atsiverti arba baimė išpažinti gali būti pagrįsta, jeigu mūsų gyvenime buvo labai daug atmetimų, jeigu gyvenime turėjom pasmerkimo po to, kai mūsų klaidos pasidarė matomos. Tai bažnyčia yra ta vieta, kur mūsų klaidos turėtų būti iškeltos, bet ten turėtų pasireikšti gailestingumas ir malonė. Taigi mokytinas žmogus yra tas, kuris greitai atgailauja. Kaip aš sakau, mane truputį kelia baimė santykis, kuriame nėra atsiprašymų, kur pasakyti, kad atsiprašau, yra toks arba neprimtinas dalykas, arba slepiamas, arba jis tikrai sukuria atstumą. Ir jeigu yra koks santykis, įvyksta konfliktas, aš dažnai galvoju, ar buvo tenais atsiprašau, ar buvo toks atleisk man, tokie žodžiai. Net šią savaitę girdėjau keletą tokių, man atrodo, net 2 skirtingi žmonės užsiminė apie tai, kad vienas iš jų sako, mano tėvas vestuvių dieną prieš einant į bažnyčią prie altoriaus duoti tuos amžinuosius įžadus, sako, pasakyk atsiprašau. Už ką? Klausė jaunasis. Pasakyk atsiprašau. Už ką čia dabar atsiprašyti? Sakyk atsiprašau. Sako atsiprašau. Okay. Tada tu pasiruošęs. Galim dabar eiti prie altoriaus. Jeigu žmogus yra pasiruošęs atsiprašyti, žinoma, ne taip kvailai, čia tokia humoro forma pasakyti, ar žmogus apskritai gali pasakyti atsiprašau arba atleisk man. Jeigu jis to negali daryti, tai jam į santuoką eiti pavojinga, nes ten bus daug daugiau skausmų nei iki santuokos. Geriau tada gyventi vienam, o ne tokiam ir intimiam, artimam santykiai, kur nemokia atsiprašyti. Mokinystė irgi yra labai panašiai. Jinai yra būtina su atgaila. Net Tėve mūsų maldoje Jėzus užkodavo, kad mes atleistume ir kad mums atleistų. Mes turim būti silpni ir tavęs nediskvalifikuoja tavo menkas Biblijos pažinimas, tave labiau diskvalifikuos kaip mokytoją, kuris galėtum lydėti kitus arba grupelės vadovą, tokį ganytoją. Diskvalifikuos labiau uždarumas, kur tu bijai konflikto, niekad neatsiprašai ir niekad neparodai savo klaidų. O parodyti klaidas ir parodyti čia pat malonę, gailestingumą yra tai, kas mus išlaisvina būti mokytinais ir įkvepia mus toliau keistis. Tokiu būdu mes nesurambėsim, nepasensim, netapsim senom bezdylom, senais tokiais cinikais ir kritikais. Bet galim pasenti gražus, šviesiais veidais, nuolat džiaugsme, besijokiantis iš savo klaidų, besijokiantis iš savęs, iš savo puikybės ir panašiai, bet nuolat pasiduodantis įtakai ir keitimui. Pabaigai noriu pasakyti, kad mokytinumo turbūt negalime mokyti. Šiaip kiekvienas iš mūsų turime užsitarnauti teisę, kad mumis kas nors sektų. Jeigu nori, kad pas tave ateitų, kad tavęs klausytų, kad tu galėtum lydėti, tai tu turi būti ir pažeidžiamas, ir atgailauti, išmokti atsiprašyti, rodyti malonę. Ir tokiu būdu tu sukursi erdvę, kuri bus saugi, kad kitas galėtų ateiti ir sekti tavimi. Kada tu parodysi meilę kitam žmogui, skirsi jam laiko, skirsi jam dėmesio, tas pasitikėjimas tik auks ir trauka sekti tavimi, mėgdžioti tavo būdą taip, kaip tu mėgdžioji Jėzų, jinai auks. Ir aš galvoju, kad tai vienas prasmingiausių dalykų, kuriuos tu gali daryti. Be savo profesijas, bet tą, kokį gėrį tu sukuri čia žemėje, tarnaudamas mūsų visuomeniai, mūsų miestui, būti tuo, kuris turi mokinių, kuris lydi kitus. Mokinystė yra nuostabiausias užsiėmimas ir Jėzus mus visus pašaukė tai daryti. Mano viltis, kad didžioji dauguma norėtųsi, kad tokia, tikrai
50, 70% mūsų ateitų į šitą vietą, kur mes lydime kitus žmonės savo artimam rate. Taigi mokiniu mes negalime priversti kitų būti, mes galim tiesiog patys pasiduoti Dievo įtakai, būdami jo akivaizdai, mokydamės iš Jėzaus ir tada kviesdami pažįstamus tapti mūsų bičiuliais, tapti mūsų draugais ir įeiti į artimą draugystę. Ir tai vyks tik su laiku. Jeigu tu pradėsi šiandien grupelę, tavo pirmi mėnesiai bus, tu tik susipažinsi, vardą išgirsi, istoriją išgirsi. Praeis 4-5 mėnesiai, 7-8, tu studijuosi kokią knygą ar Bibliją, galbūt eisi mūsų augimo takeliu, alfa, beta, gama, delta, mokysies visomis tomis temomis, bet tuo pačiu metu toj grupeliai bus atmosfera, kur yra išlaikomas konfidencialumas, yra pažeidžiamumas, parodoma malonė, atleidimas vienas kitam. Mes sekame Kristumi, patys kaip vadovai, ganytojai, kiti seka mumis ir tu žiūri, kaip žmogus auga ir keičiasi. Va šita transformacija bažnyčioje vyksta tada ne tik galvos, bet ir širdies. Ir Jėzus nori mums taip suteikti atgaivą. Jėzus nori įkūnyti šitą atgaivą, oazę sukurti tokiuose mūsų grupelėse. Todėl, mylimieji, žiūrėkim, kad būtume visada pasiduodantis jo įtakai visų pirma ir vertintume mokytinumą. Mokykimės būti mokytinami. Toks yra padrasinimas, o Jėzus mums yra didžiausias pavyzdys, kuris nevykdė savo valios, bet pavedė savo gyvenimą tėvui. Taigi kiekvienas mokinys, geras mokinys galiausiai turės savo mokinių. Blogas mokytojas yra tas, kuris nustoja mokytis. Kol mokytojas linkęs mokytis, kol jis yra mokytinas, jis turės ir mokinių ir pats tikrai bus kvalifikuotas ne žinių gausa, bet būtent šitą mokytinumo tokia nuostata, nuolankumo, romumo tokia dvasia. Ir tai yra didžiulė vertybė mums bendruomeniai. Būkim pavyzdžiui vienas kitam ir lenktyniaukime nuolankumu. Tai Dievo ramybė tebūna su jumis ir Kristaus nuolankumas ir romumas tegul auga mumyse. Ačiū, kad buvote kartu. Įvertinkite laidą ten, kur jos klausote ir pasidalinkite savo mintimis, parašydami mums tinklalaidė@m-b.lt arba pakomentuodami komentarų skiltyje. Iki kito susiklausymo.